Jūs einat tą keliu, mes šalia. Arba mes einam tuo keliu, jūs šalia. Kadangi mes teigėjai kaip Seimas. Kokią Šiaulių universiteto ateitį matote? Matau besalgiškai šviesę ir būtinumo išlikti ateitį. Nes neįsivaizduojame Šiauliai be universiteto. Mes privalom padaryti labai daug. Privalom padaryti namų darbus, turim turėti veiksmų planą, turim turėti labai didžiulę atsakomybę susitelkimo visų. Įrodyti reikalingumą, ne tik reikalingumą, bet susitelkti ir galvoti dėl Panevėžio apjungimo, dėl kolegijų apjungimo. Tai turi pozityvas būti toks, kad suprastų visi, kad Šiaulių universitetas pasirengęs gyvuoti. Mes matom perspektyvą Šiaurės Lietuvos universitetą kaip tokį, apjungiant visas Šiaurės Lietuvos aukštųjų mokyklų, universitetinių ir neuniversitetinių pajėgas į vieną brandolį ir suprantama, bandysim žiūrėti, kad Šiauliai tai būtų centrinė bazė, bent jau mano pozicija yra tokia. Panevėžys tai geranoriškai sutinka jungtis į tą junginį darinį. Šiaurės Lietuvoje universitetas turi išlikti ir jisai turėtų būti Šiauliuose. Ir aš tai esu įsitikinęs, kad politikai turi priimti tam tikras išskirtinės finansavimo sąlygas pereinamajam laikotarpiui, kaip regioninės politikos įgyvendinimui Lietuvoje, skiriant didesnį truputį finansavimą, nes jeigu čia universitetas neišliks, tai galiu pasakyti tam regionui, ne vien tik kalbant apie mokslą, studijas, bet ir apie kultūrinį, švietėjišką gyvenimą, jisai tik blogės. Tie patys įstatymai pastumėjo į konkurenciją universitetų įvedant studentų krepšelį ir nebūdant valstybinės politikos.